Programos Neįtikėtini metai tikslas yra koreguoti vaikų elgesį bei skatinti jų socialinę, emocinę ir akademinę kompetenciją. Programa yra skirta tėvams ir globėjams auginantiems 3-6 metų amžiaus vaikus. Programos metu pirmiausia siekiama sukurti pozityvius tėvų ir vaikų santykius ir tik po to prieinama prie disciplinos strategijų taikymo. Neįtikėtinų metų programos mokymų metu dalyviai stiprina pozityvios tėvystės įgūdžius, puoselėja bendravimą ir ryšį su vaikais, formuoja gebėjimus skatinti vaikų emocijų valdymą bendradarbiaujant su pedagogais, geriau supranta vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis, mažina itin griežtą auklėjimą ir padeda koreguoti vaikų elgesio problemas, išmoksta skatinti vaikų kalbos vystymąsi, ugdo vaiko pasirengimo mokyklai įgūdžius. Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama programa tėvams ar globėjams auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus yra nemokama. Programos metu su tėvų globėjų grupe dirba 2 specialistai, turintys darbo su šeimomis ir vaikais patirtį bei apmokyti dirbti su neįtikėtinų metų programa. Grupės susitikimai gali vykti nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. Susitikimuose tėvai ir globėjai analizuoja realaus gyvenimo situacijų vaizdo įrašus, mokosi atlikdami vaidmenų pratimus. Po kiekvieno grupės susitikimo tėvams užduodami praktiniai namų darbai, kurie aptariami kitame susitikime. Tarp grupės susitikimų vadovai taip pat palaiko ryšį su tėvais, padeda praktinių užduočių klausimais. Daugiau informacijos neįtikėtini_metai.lt